Sveikučiai! Šiandien papasakosiu apie savo anglių kolekciją, taip pat apie anglių naudojimą kamado kepsninėje apskritai. Anglis yra ne tik kuras, bet ir prieskonis ir tuo pačiu nemaža išlaidų dalis, jeigu kepat kamado kepsninėje daug. Aš kepu kamadą daug ir per keletą metų esu išbandęs daugiau negu 30 turbūt rūšių įvairių anglių. Šiandien dienai turiu kolekcijoje virš 14 rūšių ir papasakosiu apie skirtumus. Nepriklausomai nuo to, kokias anglis naudojat, svarbu yra palaikyti kepsninį švarą, tai kiekvieną kartą baigus kepti reikėtų uždaryti apačią ir palikti truputį atidarimą viršui, kad baigtų degti anglis, jos tiesiog užges ir tada prieš kepant kitą kartą kepsninį reikėtų pilnai išvalyti. Aišku, jeigu kepat nedaug ir trumpai, tai galima tą pilną išvalymą daryti ir ne kiekvieną kartą, bet tikrai prisikaupia daug pelenų ir tada blogiau cirkuliuoja oras, blogiau dega anglis. Išvalius kepsninę anglis galima likusias panaudoti antrą kartą, taip gaunasi gana ženklus taupimas. Tačiau senos anglis dega žemesniai temperatūroje, tai jeigu kepat, pavyzdžiui, kažkokią pizzą, tai tikrai reikėtų dėti visas anglis naujas, rekomenduočiau. Jeigu kepsit kažką, rūkinsit ilgai, tai tikrai tinka ir senos anglis, jas reikėtų tik tai pridėti papildomai šviežių anglių. Dar yra svarbu anglių dydis, tai jeigu anglis yra stambesnės, tai jos degs ilgiau, jų daugiau liks po kepimo ir galbūt temperatūra bus šiek tiek žemesnė. Jeigu jums reikia labai aukštos temperatūros, tai geriau naudoti yra smulkes anglis. Tokiu atveju tiesiog lengviau išgauti norimą temperatūrą. Dar taip pat yra svarbu, kokios medienos anglis naudojat, nes lengvesnė mediena, jinai dega greičiau, galbūt greičiau sudega, bet ir galima pasiekti aukštesnę temperatūrą. Jeigu naudojat sunkią tikrą kietmedžio medieną, tai degimas yra ilgas, bet temperatūra bus žemesnė. Kadangi aš kepu daug, tai man svarbu yra ir kaina, todėl naudoju daugiausiai pačių pigiausių anglių, bet yra kelios problemos. Tai pirmiausia, tai yra šiukšlių dalis, kuri yra maiše, tai kartais nusipirkę didelį maišą galite rasti ir trečdalį labai smulkių anglių, kas yra iš principo nenaudotina. Ir taip pat pasitaiko ir tokių žievės gabalų, kurie labai rūksta, tai tikrai reikėtų vengti jų dėti į kepsninę, nes turi blogą kvapą. Ir dar blogiau yra, jeigu pasitaiko anglių, kurios nėra pilnai išdegtos, tai yra tiesiog mediena, kuri pradėjusi anglėti, bet ją įdėjus į kamadą tikrai rūksta ir kvapas yra bjaurus. Dar vienas toks kokybės parametras, tai kiek pelenų lieka, nors šitoj vietoj gal nėra problema, tik tai tiek, kad kepant ilgai reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu pilat į kepsninę anglis tiesiai iš maišo, tai visi tie neišdegti anglis, žievės ir dulkės tos pačios anglių pakliūna į kepsninę ir gaunasi blogesnis degimas, taip pat rūksta ir blogas kvapas. Tai aš į savo kepsninę anglis visada dedu rankom, tada susideda teisingai, kad būtų tarpai tarp anglių, neturi būti labai smulkių dulkių, nes jos tiesiog užkemša oro kanalus ir tokiu atveju degimas yra prastesnis. Tiesiog reikėtų nebijoti išsipurvinti rankų ir šiek tiek sugaišti kelias minutės laiko sudėlioti anglis, bet tokiu atveju jūs tikrai būsit garantuoti, kad anglis tolygiai degs ir bus norima temperatūra. Kiek anglių pridėti į kepsninę priklauso nuo to, kiek ilgai žadat kepti, tai kuo ilgiau, tuo daugiau, bet nereikia niekada persistengti. Jeigu jau blogiausiu atveju anglis baigėsi, tai tiesiog jų reikėtų papildomai pridėti. Tai nėra visada patogu, bet geriau pridėti mažiau šiek tiek, nes jeigu pridedat per daug, tai tada sunkiau jos dega ir gaunasi toks netolygus degimas. Anglis skiriasi ne tik tai pagal savo dydį, ir pagal priemaišų kiekį, šiukšlių kiekį ar panašiai, bet jos skiriasi ir pagal tai, iš kokios medienos jos yra pagamintos. Egzotinės medienos rūšys jos turi vieną trūkumą, tai yra papildomas kvapas, kuris mums nėra įprastas. Jisai šiek tiek dingsta, kai anglis jau pilnai įsidega, bet vis tiek yra jaučiamas. Aš daugiausiai naudoju mūsų kraštams įprastų medžio rūšių anglį ir pasitaiko įvairių skirtingų. Tai kamadą turbūt daugiausiai esu sudeginęs Texas Club, paprastų anglių, kurios parduotuvėje dažnai būna su nuolaida. Problema, kad pasitaiko žievių ir tikrai reikėtų išrinkti, pasižiūrėti. Taip pat yra šakos su žieve, su kažkokiais sakais.
tai jos tiesiog šiek tiek daugiau rūksta, bet jeigu išrenkat tas žieves ir šakas tokias, kurios turi sakų, tai tokiu atveju tikrai geros anglis. Kitos anglis, kurias naudoju tikrai labai dažnai, yra Proflame, tai jeigu tik tai kaina yra parduotuvėje su gera nuolaida, tikrai visada nusiperku. Jos yra labai panašios į Texas Club, tik tai būna dažnai stambesni gabalai, bet irgi turi ir žievių, turi ir tam tikrų sakingų šakų, tai reikėtų irgi išrinkinėti praktiškai kiekvieną kartą. Na ir iš tų paprastesnių anglių, tai man turbūt šiandien dienai yra pačios geriausios pagal kokybę, tai yra Kamado Club anglis, kurios tikrai yra švarios, labai mažai priemaišų ir nėra praktiškai žievių ir kažkokių kitokių sakingų dalykų. Na ir tada yra tikro kietmedžio egzotinių rūšių medienos anglis, kurios tikrai yra įdomu pabandyti, bet priklauso nuo to, ar jūsų neerzins kvapas. Iš egzotikos turbūt esu daugiausiai sudeginęs Texas Club Namibian. Dabar šiais metais ar pernai atsirado tikrai labai įdomi anglis, tai tikrai didelis tankis, dega labai ilgai ir verta pabandyti. Kita iš tokių populiaresnių rūšių, kur yra dažnai ir su nuolaida, tai yra akacijos anglis. Tai šita anglis yra tikrai labai sunki, dega labai ilgai, sunkiai įsidega, bet ją galima pamaišyti su kitom rūšim. Į ją labai panaši buvo kažkada kubietiška Caribbean anglis, tai dabar nežinau, ar yra netgi prekybai, bet tikrai geros kokybės, gal šiek tiek daugiau kvapo ir daugiau šiek tiek žievių yra, bet tikrai labai ilgai dega. Tai vienas iš tų pagrindinių privalumų. O jeigu labai į kainą nežiūrėti, tai dar kai buvo galima už protingą kainą nusipirkti, tai man labai patiko Big Block Kamado Joy anglis, nes jos buvo labai skirtingos frakcijos. Tai viena maišė ir labai didelės, ir smulkesnės. Ką daryti su tom stambiom anglim? Tai tiesiog reikia nepatingėti, pasiimti kažkokį įrankį, tai geriausia kirvį ir pasismulkinti. Tai kuo tai yra patogu, kad priklausomai nuo kepimo galit pasidaryti reikiamo dydžio. Dar perkant anglis reikėtų atkreipti dėmesį į maišo dydžio ir kainos santykį, tai kartais perkant 3 mažus maišus galima nusipirkti gerų anglių pigiau negu vieną didelį maišą. Tai tiesiog kiekvieną kartą reikėtų pasiskaičiuoti, kiek ten yra kilogramų ir kokia yra kaina. Dar jeigu lyginti to paties svorio maišus ir jų kainą, svarbu atkreipti dėmesį, iš kokios medienos tai yra padaryta, nes kietmedis dega pusantro karto, kartais net ir iki 2 kartų ilgiau negu koks nors lengvas beržas. Na, o bendrai anglis reikėtų pirkti tada, kai yra nesezonas arba yra akcijos, tai vieną kitą maišą tiesiog reikėtų sausai pasidėti. Nėra gerai mintis saugoti anglis lauke, ten kur užlyja, tai tikrai reikėtų kažkokios sausos patalpos geriausiai ir iš esmės jų galiojimo laikas yra neribotas. Tikiuosi buvo naudinga, kuriam kepsninę ir iki kito karto.